O kaip yra su automobilio amžiumi? Ar į bet kokį automobilį galima tą sistemą įdėkti, ar čia tik naujesniem automobiliam galioja, jeigu senas automobilis, ar užtenka, kad jisai automatinis ir ten galima dėti bet ką? Tikrai ne visiems automobiliams gali montuoti. Mercedesams nuo 2013 metų automobiliams negalima montuoti, ten yra biškai per daug gudrus immobilizeris. O tai tavo negalima. Ne, mano 12. 12? Dar galim tikrinti dar tada. Galim tikrinti dar. Bendra tendencija tokia, kuo naujesnis automobilis, tuo lengviau jį montuoti. Nes sistema, jinai bendrauja automobilių protokolu ir protokolai vis tiek rašomi neseniems automobiliams, o naujiems automobiliams. Tai prasme, išeina naujas modelis ir jį ten parašo. Kas būna, kai yra senesnis automobilis, galima įmontuoti, tiesiog meistras daug daugiau dirba turi, nes tada yra ir pajungimai analoginiai visi ir visa kita. Paskutinis rekordas BMW X5 2004 metų. Aš kalbu, kai klientas montuojasi su telefono programėlė, buvo ir Audi A6 2006 metų. Kartais žmonės skambina, sako, ai čia mano sena mašina 16 metų, gal užteks pigesnio varianto, žinai. Tai sakau, laukit, kam ko reikia. O iš principo, kiek laiko užtrunka tada tą visą sistemą įmontuoti? Per dieną. Žmonės kartais nustemba, jo, per dieną, bet šiaip tai ten Toyota, Lexus, jie ten per 2-3 valandas. Tai labai greitai. Ten BMW, Audi gerą pusdienį 4-5 valandas. Kartais pasitaiko tokios Audi senos 12 metų, 10-12 metų, kur suspina raktas yra. Tai ten reikia 2 dienų, nes ten reikia išoperuoti ten tą vadinamą vairo užraktą, nes kitaip neleidžia, kol neįkiši rakto, to neleidžia užvesti. Neleidžia iš principo. Paprastai tai labai nemažai kaštai ir tie klientai paprastai, praeina noras.